Nėra jokios problemos sumažinti kūno svorį. Užtat didelė problema, kaip tą numestą svorį išlaikyti, ir šiame žaidime ilgainiui laimi dėja tik tarp 5 ir 10% visų numetusiųjų svorį. Apie tai rašoma rimčiausiose pastarosiuose meta-analizėse, kad tik tokiam procentui po 3 metų numestas svoris išsilaiko. Tai visų pirma, nesiparink, jei nutiko kitaip. Visų antra, išgirsk, kas vienyje tos kelis procentus sėkmingųjų. O vienyje 2 dalykai. Pirma, atskaitomybės elementas. Tai gali būti draugas, bet geriau būtų stiprus palaikantis specialistas temoje, su kuriuo karts nuo karto pasikalbama. Neinvestuojant į tai, tokie būdai kaip dažnas sverimasis ar kūno apimčių matavimasis irgi gali suveikti, nes taip grįžtamai ryšį gauni greičiau nei imi riedėtino skardžio. Antra ir super reikšminga, tai kaip priimi savo asmenybės pokyčius. Jei svorio metimas vyko dėl to, kad svarstyklėse -15 rodytų, arba tam, kad įlystum į suknelę, tai turiu prastų žinių. Tai yra šudina motyvacija vėliau tą numestą svorį išlaikyti. Užtat, kai imi savo sakyti tokius dalykus kaip noriu su vaikais varyti vienu tempu, nenoriu valgyti tos picos, nes prasčiau išsimiegosiu, man patinka sveikesni pasirinkimai, nes turiu daugiau energijos darbe. Kitaip sakant, kai imi remtis į savo vertybės ir tai, kodėl svarbu pokytį išlaikyti visą gyvenimą, tada ir nebegrįžti į pradžią. Priešingai nei savo sakydamas, na dabar galiu kiek atsipalaiduoti. Linkiu neieškoti būdų atsipalaiduoti, o visų pirma, neįsitemti. Man PVZ anksčiau salotos sukeldavo atmetimo reakciją, o dabar dievinu jas. Ne pizzą restorane užsisakyti. Ir džiaugiuosi, kad esu pats -20 kg jau ne vienerius metus nusimetęs. Ir ne vienas mano klientas irgi. Žinau, ką aš šneku. Esmė, kaip priimi savo asmenybę. Ar tu jau kitoks žmogus, ar tik šiaip svorį nusimetei dėl, aplinkinių pagirų. Viena vertus, jauti, kad instinktyviai tiesa, ką sakau. Kita vertus, ką padarysi šiandien, kad pasikeisti vieną kartą ir visiems laikams. Galiu su to padėti, bet čia reikės drąsos iš tavęs ir kad parašytum asmeninę žinutę su žodžiu startas. Už asmenybės pokyčius. Pirmin.